Kaip išmatuoti kubais? Yra slankmatis, toks žerklės vadinamas. Pamatuoji medį, žinai jo diametrą, tada pasimatuoji aukštį. Aukštį gali matuoti išvirtusią medžią, tada žinai medžio diametrą, žinai medžio aukštį, pasižiūri į medienos tūrį lentelės ir tenais gali nustatyti, koks yra vieno medžio, kokia kubatūra jo yra. Jeigu čia 0,26, kaip pavyzdys, kubo, stambesnė eglė bus ten 1,5 kubo, 2 kubai, viskas priklauso nuo aukštumo. Jeigu matuojama ištisiniu matavimo metodu, tai yra matuojamas kiekvienas medis, kokių medžių yra daugiausia, yra pamatuojamas medžio aukštis ir taip yra nustatoma 10% tikslumo paklaida kubatūra, kokia kirsis šitą miškį. Tai jeigu aš turiu 5 hektarus, atvažiuoja žmogus ir matuoja. Jis nematuoja visų 5 hektarų, atvažiuoja miškininkas, specialistas, kuris rengia miškotvarkos projektą. Jis vizualiai įvertina medynus, juos atskiria, o pavyzdžiui, čia yra eglynas, ten yra iškirstas miškas, ten dar toliau yra beržynas. Jis tuos miškus tame miške padaro miškotvarkos projektą, apibrėžia taksacinius sklypus, sumatuoja su grąžtu, pragrėžia medžius, pamatuoja jų amžių, nustato, ar jis brandus, ar jis galima kirsti ar ne. Įrankius, ką jisai naudoja, tai biterlichas skalsumui. Suskaičiuoja, kiek medžių patenka į stulpelį, tada gauna santykinį skalsumą, iš kurio yra išvedamas medienos tūris augantis hektare. Taip yra nustatoms vizualiai medienos augančios miške kiekis hektare. Gerą čia uždavė, ne?